Dovanos. Taip filmuok, kaip lipu, neišlūš. Nu, tu nenukris svarbiausia. Sveiki, chebrytė. Tai praeitam video prisišnekėjau apie konkursą, kad kas atspės, kokį kitą automobilį ardysim, tas gaus automobilio priežiūros priemonių rinkinuką. Ir žodžiu, aš truputį prisišnekėjau, nes nepasakiau, kad reikia atspėti ir markę, ir modelį. Tai šio video filmavimo metu vienas žmogus yra atspėjęs markę, kitas žmogus atspėjo modelį. Todėl man teks padovanoti 2 dovanėlės. Ir va čia pripirkau langų skysčio, šluosčių, ratams chemijos, paneliai, net šampūną su kažkokia čia nano danga, nežinau, ką čia reiškia. Žodžiu, žiūrėkit video iki galo ir sužinosit, kokį automobilį mes ardysim ir kas tapo nugalėtojais. Ir tai tikrai ne šis automobilis, bet čia kaip visada netyčia gavosi, prisišnekėjau, kad senų neardysim ir ardysim štai šitą irgi ne į temą Chryslerio 2013 metų 3.6 benzinas. Ir manau, jeigu Rimuk man padėsi nulipti iš čia, tai mes pasižiūrėsim, kas ten yra viduje. Ačiū tau. Man atrodo, užlipti buvo lengviau. Bagažinė neatsidaro, bet bagažinė, jeigu ką, guli greičių dėžėje. Vakar tik tai vakare gavom, tai dar nežiūrinėjau. Servetėlės visokios. Guma buvo. Kvapukas. Pauostom ar geras. Nežinau, gal ir nieko pauostik. Geras. Visokie šepečiai. Kažkokia dėžutė. Kas viduj? Žiūrėk, čia kažkas naujo. Čia multimedijos kažkoks dalykas. Čia va šitos multimedijos turbūt. Čia telikas. Magelis dar vienas. Čia sena multimedija, kaip suprantu. Čia iš rankenėlių šitos antros. Čia yra, tai matyti. Ne rankenėlių mygtukų. Deficitas. Kompresorius. Va, matos, ką žmonės gale veikia. Žodžiu, po to padarysim be direktorės. Mes žinom vietas, kur reikia tiksliau žiūrėti viską. Gerai. Einam mes filmuoti šį kartą kai ką naujo, o jūs per tą laiką galit pasekti mane Instagram'e. Čia kažkur įdėsim QR kodą ir kaip atrodo mano profilis, nes Instagram'e galit stebėti mūsų nuotykius kiekvieną mielą dieną, o ne kartą savaitėje. Kas mus sekat ir žiūrit mūsų video, galit gauti pas mus nuolaidą 10% visom automobilių dalim, o nuolaidos kodas yra TUFAS. Tai atvažiuokit pas mus. Šitas veganas. Taip, sakykit TUFAS ir gausit 10% sekėjų nuolaidą. Oh yeah! Praeitose serijose sekėjai išreiškė norą, kad pakalbėtumėm daugiau apie servisą, tai nusprendėm šią seriją skirti būtent servisui. Ir pradžioj gal papasakosiu trumpai, ką mes nuveikėm per šią savaitę. Tai mūsų didžiausias ligoniukas yra štai šitas Roveris, 4.6 benzinas ir atvažiavom pas mus su kalančiu varikliu. Perinkom variklį, pakeitėm stumoklius, veleną, užvedėm, kalent nustojo, pradėjo tuksėti. Tada vėl išardėm, pakeitėm kompensatorius, dabar viskas gerai, bet užklinio starteris. Tai dabar tvarkysim starterį ir jau tada jisai pagaliau išvažiuos ilgai ir laimingai. Tai čia toksai turbūt ilgiausiai pas mus užsibuvęs projektas, nes buvo nesklandumų su dalimis, buvo pakankamai sudėtinga jas gauti. Antras netoks sudėtingas ligonis, bet irgi su variklio defektu. Tai štai ši mano draugės Toyota, 2 litrai, 85 kW. Šituo atveju 3 cilindruose buvo aušinimo skystis, nusėdusios gilzės, tai mum Asvela pagelbėjo, išėmėm variklį, išardėm, Asvela
nušlifavo bloką, patikrino ir nušlifavo galvą, sako, surinkinėkit viską atgal ir važiuosi iki Afrikos. Tai Viktorija, lauksim tavo video iš kelionės į Afriką. Tai žodžiu, dabar turim variklį, galim parodyti, viskas jau paruošta. Beliko loštavo dangtelį tik uždėti ir kelsim į automobilį. Plius dar nauja sankaba, nes išardė pamatėm, kad mėsos nelabai lygia, tai kadangi jau čia įlindom, tai tuo pačiu ir sankaba nauja bus. Taip, tai visada stengiamės irgi dubliuot darbus. Dubliuot, jo, pažiūrėti ateitį, kad jeigu matom, kaip šiuo atveju, kad neužilgo reikės keisti sankabą, tai pasiūlom klientui visus reikalingus darbus pakeliui padaryti tam, kad nereikėtų papildomai mokėti už darbą, antrą kartą nuiminėti ir panašiai. O nežinau, ar gerai, kad bandom staupyti klientų pinigus. Čia iš kurios pusės pažiūrės. Ir trečias, jau mums įprastas ligonis, Nissan Navara, 2,5 dyzelis. Tai čia, negaliu dabar sakyti to žodžio, kuris servisuose įprastai naudojamas, tai galas viskam, blokui, galvai, grandiniai, žodžiu. Dabar laukiam dalių ir surinkinėsim. Esmė iš to variklio, kad dingo tepalo spaudimas dėl subyrėjusios tepalo pompos, kas dažnai atsitinka šitose varikliuose. Ir turim, ką turim. Kiek atsimenu, subyrėjusi tepalo pompa jau čia ne pirmas atvejis. Čia jau trečias, gal ketvirtas. Mūsų istorijoje. Tai va, šiaip man šitos Navaros patinka, mes ardymė jų nesam turėję. Galim prieiti prie variklio, jeigu. Jo, galim prieiti prie variklio. Ardymę nesam turėję, tik remontuojam, bet galvoju, pradėsim ardyti. Tai variklis mūsų čia pasislėpęs. Laukia dalių savo, tai parodysiu. Dingo tepalo spaudimas ir prasisuko indeklai. Alkūnė išmetimui, jau net tas vėlos nereikia, jau patys žinom, kad išmetimui, nes į normas tikrai nepataiko. Blokas lygtais dar gyvas. Turbina išmetimui, galvutė neaišku, galvutė keliaus į asvelą irgi patikrai. Tai mes dar lauksim 2 švaistyklių, keletos stumoklių ir bandysim vėl surinkti. Kaip ir kasdienybė jau turbūt mūsų. Taip, o čia mūsų dabar laisvas keltuvas, tai kol surinkinėjom variklius, per tą laiką čia būna atliekami visokie greiti darbai, pakabos, stabdžiai, alyvos keitimas ir panašiai. Pas mus 2 mažesni keltuvai, vienas yra mobilus, kurį rodėm, ir štai šitas yra jau mikroautobusams skirtas, didesnis. Ir dėl to jisai pas mus čia taip ir stovi, nes pradžioje mes pradėjom nuo lengvų automobilių remonto, tai va tie 2 keltuvai gražiai stovi, tada nusprendėm remontuoti mikroautobusus ir mūsų seni keltuvai pakelti gali juos, bet į aukštį negali pakelti, netelpa žodžiu, į aukštį. Tai mes šitą pasistatėm taip skersai, kad galėtumėm normaliai į aukštį pasikelti. Tai va tokios tokelės pas mus buvo pastarąją savaitę, o dabar galvoju papasakosiu apskritai apie serviso verslą, nes irgi gaunu daug klausimų. Tai mūsų atveju servisą atidaryti buvo tikrai labai paprasta, nes mes jau turėjom patalpas, turėjom vieną keltuvą, šitą, kur dabar yra roveris, ir turėjom kažkokių įrankių jau pradinių reikalingų ir tiesiog nutiko taip, kad į mane pasikreipė žmogus su prašymu priimti į darbą. Tuo metu ardyme aš neturėjau jokių laisvų darbo vietų, o kadangi mūsų su Rimuku slapta, atskira, bet susijungę svajonė buvo turėti autoservisą, mes nusprendėm atsidaryti autoservisą. Priėmėm tą žmogų, kuris į mane kreipėsi, daugiau nieko nedarėm. Nusipirkom kažkokių trūkstamų įrankių, užregistravom savo veiklą, kad mes esam nuo šiol ir autoservisas ir pradėjom teikti tokias paslaugas. Tai galvoju, dar pabandysiu papasakoti apskritai visus serviso verslo niuansus, nes irgi dažnai žmonės užduoda tokius klausimus.
Tai kaipgi atsidaryti autoservisą? Tai visų pirma, aišku, reikia susitvarkyti visus dokumentus, ten pranešti VMI, dar kažkam ir panašiai, bet tam aš turiu buhalterę ir šitų klausimų neišmanau, jinai viską padaro už mane. Reikia susitvarkyti darbo saugos dokumentus, priešgaisrinės saugos, realiai viską, kas reikalinga bet kokiame versle. Išskirtinumas autoserviso gal iš kitų verslų yra tai, kad tai yra darbas su pavojingom atliekom, todėl turi būti būtinai nepralaidi danga, kaip pas mus, mūsų atveju yra betonas ir ant viršaus epoksidinė danga. Žinau, kai kurie tiesiog šlifuoja betoną, tai nežinau, kas yra geriau, kas yra blogiau. Mes pasirinkome epoksidą ir taip pat darbo vietose turim tokią apsauginę dangą. Man jinai labai patinka, jinai tiesa nėra pigi, bet jinai apsaugo betoną, kurio man labai gaila, nes toj darbo vietoj dar nėra šitos dangos ir jeigu mechanikui iškrenta koks įrankis, detalė kažkas, iš karto epoksidas kyla, atsiranda, matosi plikas betonas ir jisai pradeda trupėti. Išbetonuoti kainuoja tikrai nemažus pinigus, todėl norisi visą tai apsaugoti. Ir šita danga, konkrečiai mūsų, aš manau, yra ir kitokių, bet konkrečiai šita yra iš perdirbto plastiko, kas man patinka į ekologijos temą. Tuo man reikia špargalkė. Darbo vieta. Tai kalbant apie darbo vietą, prie jos irgi visada, aišku, pagal priešgaisrinės reikalavimus turi būti gesintuvai, medžiaga ir panašiai, o pagal aplinkosauginius reikalavimus turi būti sorbentas, kad jeigu išbėga kažkokie pavojingi skysčiai, aušinimo skystis, ten stabdžių, alyva, kad mes iš karto su sorbentais galėtumėm pašalinti. Kalbant apie kitas atliekas, einam gal parodysim. Visos atliekos turi turėti savo vietą, būti gražiai sandėliuojamos. Atliekos yra pavojingos ir nepavojingos dviejų rūšių. Pavojingas atliekas galima laikyti iki 6 mėnesių, nepavojingas iki metų. Čia pas mus matot pavojingas atliekas, tai įvairūs skysčiai, aušinimo skystis, alyva, filtrai, pašluostės tepaluotos, gali rimuką atidaryti. Taros turi būti sandarios, kad nieko neiškristų, neišbėgtų. Tai va, mes esam tokius pasidarę savadarbius. Čia kuro filtrai. Jo, čia degalų filtrai, yra dangčiai, kurie atsilenkia, čia užsifiksuoja ir viskas yra saugu. Labai svarbu, čia gal irgi parodyk, atliekos turi būti sužymėtos. Tai va, čia parašyta, kad čia yra pašluostės, mūsų kontaktai, kam tos atliekos priklauso. Tai čia pavojingų atliekų kampelis, ten rimų gali parodyti nepavojingos atliekos, bet labai daug nerodyk, nes čia yra spalvotas metalas, jisai daug kainuoja. Nerodyk, kur jis yra, kad nedingtų netyčia. Tai va, apie atliekas fiziškai trumpai tiek, bet labai svarbu tas atliekas tvarkyti ne tik fiziškai, bet ir dokumentaliai. Tai visų pirma, visi remonto paslaugas teikiantis autoservisai turi užsiregistruoti GEPAIS. Nežinau, GEPAIS registras gal tiksliai vadinasi, bet tai atliekų apskaitos sistema, kur yra matoma, kaip atliekos keliauja. Tai va, pavyzdžiui, mes turim alyvos bačką ir mes ją perdodam kitam atliekų tvarkytojui sutvarkyti ir visa tai turi būti būtinai registruojama toj sistemoje. Turi būti matomas visas atliekų keliavimo kelias. Taip pat būtina pasirašyti sutartį su atliekų tvarkytojais, kurie ir priiminės jūsų tas atliekas, bet apie aplinkosauginius reikalavimus aš galvoju padaryti atskirą seriją. Aš noriu pakviesti žmogų ne iš aplinkosaugos kaip valstybinės institucijos, o aš noriu pakviesti žmogų iš įmonės, kuri teikia aplinkosauginės paslaugos, tai šiuo atveju prižiūri mus,
kad mes viską darytumėm tvarkingai, tam, kad mes negautumėm baudų ir panašiai, kad neprisidirbtumėm. Tai vat labai noriu pasikviesti svečius, kad profesionaliai iš pirmų lūpų mūsų sekėjai išgirstų tikrą informaciją. Komentuokit, laikinkit, jeigu norit. Laikinkit, komentuokit. Kai mes jau viską turim įmonę ar ten individualią veiklą, ant ko visą tai vykdom, turim darbo vietas, turim viską aplinkosaugiškai tvarkingai įrengtą, atliekas gražiai dėliojam, dokumentai sutvarkyti, tada ko mums reikia servisui? Reklamos. Tai žinau, kad kiti servisai leidžia daug pinigų Google reklamai, Meta reklamai ir visom kitokiom įmanomom. Mano patirtis parodė, kad geriausia reklama yra tai, ką darau aš, tiesiog vesti savo asmeninius socialinius tinklus. Tai šitoj vietoj tai yra visiškai nemokama, reikalauja šiek tiek žinių ir laiko, bet suteikia belio kokius gerus rezultatus. Mes niekada nesiskundėm klientų trūkumų, niekur papildomai nesireklamuojam, bet tie klientai kažkaip atsiranda. Vieni sako iš Facebooko, ten kiti jau ir YouTube pamatė, treti iš Instagramo, žodžiu, iš visų kanalų. Tai siūlyčiau daryti tą patį, teikit savo klientui naudą ir jisai atvažiuos. O jeigu šiuo klausimu jums reikia pagalbos, irgi galit kreiptis į mane, tikrai pagelbėsiu. Galit rašyti man į Instagramą arba į Facebooką, o mano kontaktus rasit šio video aprašyme. Ir trumpai apskritai apie serviso veiklą iš psichologinės pusės, verslą. Tai mano nuomonė, jisai tikrai yra sudėtingas. Kai tu turi mažą servisą, tokį kaip mūsų, su 3 keltuvais, o mūsų atveju mes ir nelabai galim turėti didesnio, nes tiesiog neturim kur statyti naujų keltuvų ir taip jau iš ardymo atėmėm pakankamai daug vietos, turim kažkaip suktis tarp to, ką turim, tai tokiu atveju tas verslas yra toks, kad tu turi visada jame būti. Ir kiek aš pažįstu autoservisų savininkų, mažų servisų, jie visi dirba tame. Ten vienas dirba mechaniku, kitas tiekėjų, ten su klientais bendrauja, kartais daro viską. Tai mano akimis šitas darbas yra labai sudėtingas, nes turi atlaikyti psichologinį krūvį iš klientų, nes visi žinom, kad klientų tikrai pasitaiko įvairiausių, aišku, laikui bėgant tu atsifiltruoji, bet pastoviai neaišku, iš kur atsiranda kažkokie nauji, kurie tau gali ir sukelti problemų. Taip pat kartais būna sudėtinga susikalbėti ir su darbuotojais ir tu esi ta tarpinė grandis tarp kliento ir tarp darbuotojo ir turi sugerti krūvį psichologinį iš jų visų. Dažnai žmonėm atrodo, kad ardymo veikla ir serviso veikla yra labai panašios, bet jau iš savo patirties aš galiu pasakyti, kad tai yra visiškai skirtingi verslai, nors mūsų atveju tai vyksta po vienu stogu ir po vienu logotipu, viena įmonė, bet tai yra visiškai skirtingi verslo modeliai, viskas vyksta visiškai skirtingai, visiškai skirtingos problemos ir bendras dalykas yra tik tas, kad tai yra apie automobilius. Kadangi aš galiu palyginti ardymo veiklą ir servisą, mano akimis ardymas tai yra tas verslas, kur tu gali daryti sistemą, auginti, eiti naujas rinkas, ieškoti naujų platformų, kelių, naujų valstybių. Ir tai tiesiog po truputį lipdyti ir viską statyti. O servisas, man atrodo, toksai labiau uždaras mechanizmas, kur tu nuolatos sukiesi savo problemose, pasikartojančiose problemose, kažkas su klientu negerai, kažkas su darbuotoju negerai ir tos problemos kartojasi. Tai šitas verslas tikrai nėra vienas iš maloniausių, todėl mes savo servisą uždarom. Valio, pagaliau. Jo, valio, iš tikrųjų šitą sprendimą buvo priimti pakankamai sudėtinga, nes vis tiek buvo dėta daug darbo, daug pastangų, daug meilės, bet galiausiai mes priėmėm sprendimą, kad mes norim gyventi ramiai, turėti laiko daryti tai, kas mums tikrai patinka ir atsisakyti nervų, streso šaltinių,
kurių gal mums ir nereikia. Mano akimis mažo serviso turėjimas tai nėra verslas, o tai yra darbo vieta, kuri dažnai yra ir mažai apmokama. Todėl mes pasirinkom eiti tolyn, dirbti už didesnius pinigus ir neturėti streso, kurį sukelia autoserviso turėjimas. Tai tikrai jau žinau, kad gandai yra nutekėję, tikrai yra daug kas žino, kad mes užsidarom, žinau, kad daug kas džiaugiasi ir žinau, kad džiaugiasi netgi kai kurie mūsų draugai. Tai aš iš tikrųjų labai dėkinga, kad jūs džiaugiatės už mus, kad džiaugiatės, kad mes pagaliau būsim laisvi, turėsim daug laiko ir aš galėsiu asmeniškai visą savo dėmesį skirti ardymui, kas man tikrai labai patinka, o mes su Rimuku turėsim papildomą laiko naujiem projektam ir naujų svajonių įgyvendinimui. Bet jeigu jums reikia kažkokios informacijos apie autoservisą, jo veiklą, drąsiai galite mane kreiptis, viską papasakosiu. Žinot, aš visada esu atvira, nuoširdi, galiu parodyti, kas skaičiuojas, kas nesiskaičiuoja, kodėl mūsų atveju rezultatai buvo ne tokie, kokių mes norėjom. Visą informaciją iš manęs tikrai galit gauti, man negaila, jeigu tik tai jum nuo to pasiseks. Dar pridėsiu, serviso kontaktas pas mus jis dar veiks ilgai ir nuobodžiai. Tai jeigu ten kažkokių patarimų reikės arba paieškoti, kur savo mašiną susiremontuoja, drąsiai kreipkitės, mes patarsim. Taip. Tai serviso tema turbūt skaudžiausias dabar dalykas yra tas, kad mes turim atsisveikinti su savo klientais, turim žiauriai daug labai fainų klientų, kuriuos per tą laiką pamilom, kurie tapo mūsų draugais, su kuriais mes bendravom netgi už darbo ribų, perkam iš jų kažkokias paslaugas ar prekes. Sutinkam parduotuvėje, pasisveikinam. Jo, tai tas yra labai skaudu ir dabar atvažiuoja žmonės ir mes jau jiem pranešom ir tais momentais labai suspaudžia širdį. Todėl visiems klientam noriu pasakyti, kad mes liekam čia, kad mes savo veiklą vykdom, mes ardysim ir jeigu jūs kažkur esat šalia ir norit užvažiuoti kavos, tai visada drąsiai užvažiuokit, mes jūsų laukiam, o jeigu nežinot, kur varyti automobilį, irgi kreipkitės, mes pabandysim jūs nukreipti pas savo draugus. Jau iš tikrųjų didelę dalį klientų ir nukreipiam pas kolegos, kuriais pasitikim, tai jeigu reikės, nukreipsim ir toliau. O kadangi servisą uždarom, tai turim šiek tiek įrangos, kurią norėtumėm atsikratyti. Tai jau pirmoji serijoje rodžiau mūsų mobilų keltuvą, Rimuk parodom gal dar kartą. Tai labai norėčiau jį parduoti, keliais į 2,5 tonos, transportuojamas, vienkolonis. Manau, tai yra idealus variantas žmogui dirbančiam su individualia veikla, kuris galbūt dirba vienas, kuris vienas ardo ar vienas remontuoja automobilius, nes kai tau jo nereikia, tu gali tiesiog jį sudėti ir pastatyti kažkur į kampą, jisai daug vietos neužims ir to erdvėje gali daryti kažką kitą. Mes už jį norėtumėm gauti, jisai naujas 3,6 kainuoja. Jisai yra labai mažai naudotas, su visais dokumentais, parduodama aišku su sąskaita, viskas kaip pridera oficialiai. Tai mano noras 2,5, bet žinot, kaip tam būna. Tai jeigu kažkam įdomu, kažkas jo norėtumėt tokio keltuvo, galite atvažiuoti, apsižiūrėti ir nusipirkti. Vėlgi parašyti galit man į Facebooką arba Instagramą, kuriuos rasite video aprašymą. Kitas dalykas, kurį norėčiau labai parduoti, yra žibintų reguliavimo stendas, kurio labai reikėjo Rimukui, o aš jo labai nenorėjau pirkti, bet teko nupirkti. Tai jeigu reikia irgi rašykit, o kainą sutarsim, jis tai nėra brangus, tai nėra čia ką šnekėti apie kainą. Ir mes turim labai daug spec įrankių visokių, einam Rimuk parodysim. Tie įrankiai pagrinde skirti V grupės automobiliam, visokie nuėmėjai, serviso kalba, sijomnikai ir panašiai. Tai iš tikrųjų... Visokie fiksatoriniai įrankiai, tenais diržam, grandinėm keisti ir panašiai. Jo, čia turim jų apie 40, viskas buvo visada tvarkingai, gražiai laikoma. O čia nieko netrūksta kartais.
kažkaip per daug laisvos vietos. Nu, žodžiu, nežinau, bet jeigu kažko reikia, pabandysiu kažkokį sąrašiuką padaryti, kažkur įkelti, kad galėtumėt pažiūrėti, ką turim ir galim tikrai parduoti. Galim išnuomoti, nežinau, galim pabandyti nuomoti tos įrankius. Nežinau, ką su jais darysim, bet jeigu jums kažko reikia, tai drąsiai kreipkitės. Grįžtam prie šroto ir einam pasižiūrėsim, kas pas mus vyksta ardymo vietoj. O tu kurmi, kas čia darosi? Čia, žodžiu, dabar turėjom planą, neatsimenu, 5 ar 6 paėmėm, palauk, 1, 2, 3, 4, dar kažkur trūksta. Žodžiu, nusprendėm variklius, kaip mes sakom, nuplikinti. Jie buvo pilni, mes nusprendėm apardyti ir atskirai sukelti į RRR. Tai va čia reikaliukų visokių yra. Tai šitą pasibaigiam ir tada varysim ardyti tą automobilį, kurio jūs dar nežinot. Tai dar stebėkit iki galo video ir sužinosit, kas tai per automobilis. Bet galvoju, gal pasižiūrim, ką nors, kiek čia kas kainuoja. Ar čia iš vis varkė buvo ardyti, kur nors, kad kodas matytųsi. Pasižiūrėsim, pavyzdžiui, RRR. O, siurblys. O. Tai pasižiūrim, pavyzdžiui, 15, 4, 5, 3. Pigiausias yra Latvijoje 50 eurų, Lietuva 50, nu žodžiu, nuo 50 eurų. O dar įdomu, pasižiūrėsiu, tarkim, eBay'ui, kokia yra jo kaina. Įvedu kodą ir kaina yra... Nu va, kaina yra visai kita, nuo 100 eurų. Nors palaukus, čia ne nuo pigiausio padariau, tuoj padarau nuo pigiausio. Bus kokie 12 eurų. Ne, palauk. Nuo 90 eurų už 90 yra Estijoje. Tai va, kaip ir varkė, aš manau, bus apardyt. Rimuka tik tą paglostys. Tik. Tai va, dabar turim šitą krūvelę, dabar Deima turės visą šitą įkelti. O mes ką? Einam toliau, gal pasižiūrėsim, kokį mes ten automobilį ardysim ir kas yra mūsų mislės nugalėtojai. Ką manai, Rimu? Bet būtinai pažiūrėsim, ar tie, kurie atspėjo, ar mus subscribino. Ir paskui darysim, žinai, vaikščiosim, mačiau, tik tokia daro, vaikšto po miestą, ten dovanojo dovanas, bet jeigu žmogus nesubscribinės, tai negauna dovanos, tai mes irgi tokį darysim. Gerai? Štai ir mūsų kitas donoras ir turim 2 nugalėtojus, nes iki šio momento 2 žmonės teisingai atspėjo, vienas parašė, kad ardysim Land Roverį, o kitas Range Roverį. Tai jie abu teisūs, todėl jie abu gaus dovanėlės. Kažkur turbūt čia įdėsim, kaip jų profiliai atrodo ir pabandysim su jais susisiekti. Čia yra 2.7 dizelis, 140 kW, 2.6 metų, man atrodo. Iš tikrųjų, aš jį pirkau prieš kokių pusę metų. Jisai čia prastovėjo ir aš galvoju, gal reikia pabandyti jį užvesti. Kiek šansų yra, kad užsives? 100%, bet boosterio reikia. Tai aš noriu be boosterio? Ne? Pamėginam. Čia tiesa, aš apie Range Roverius nesuprantu nieko, kaip ir apie Chryslerius, bet čia sugalvojau, kad man reikia egzotikos gyvenime kažkokios. Giedrius pasižiūrėjo, sakė, wow, čia kažkokios apdailos, aš net pamiršau pavadinimą. Bet šiaip atrodo neblogai, jeigu nebūtų vairas bardačiokė. Nu. Tai va. Optimistė. Žodžiu, turiu pastebėjimą dėl anglų ir jų ardymo. Labai dažnai man žmonės siūlo anglus. Tai yra viena tokia bėdelė, kodėl aš dažniausiai atsisakau pirkti.
nes jie turi būti išmuitinami Lietuvoje. Aš pati muitin tingiu, todėl aš perku tik tai iš tų, kurie išmuitina. Ir mane labai erzina, kai aš žmogui pasakau, kad automobilis turi būti išmuitintas ir žmogus sako, taigi čia ant dalių koks skirtumas. Tai vat, nežinokit, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Su palengvėjimu. visi automobiliai atvažiavę į Lietuvą turi turėti visų pirma SDK kodą ir jeigu jie atvažiuoja ne iš ES šalies, tai jie kaip ir visos prekės turi būti išmuitinamos. Taip, visi mes žinom, kad Lietuvoje yra išardoma bele kiek vaiduoklių, kurių Lietuvoje net nebuvo, bet chebryte, man tokių nesiūlykit, aš varkių nemėgstu, aš noriu ramiai gyventi ir daryti normalų verslą. O aš jau turiu su jumis atsisveikinti, o jūs, jeigu mūsų dar nepasiekėt, tai būtinai pasiekit, palaikinkit, pakomentuokit, ką norit matyti toliau ir būtinai susitiksim kitoj serijai. O žinokit, kita serija yra žiauriai gera, tenai prisižvengstit, aš jums pažadu. Iki.